Šiuo metu esanti rinkoje didelė robotų pasiūla stipriai apsunkina taisyklingo roboto pasirinkimą, koks labiausiai tiktų kiekvienai unikaliai situacijai. Todėl aš šiandien padėsiu atsakyti klausimą, kaip išsirinkti geriausią jums labiausiai tinkantį robotą ir visų pirma, prieš perkant robotą, kokius klausimus reiktų užduoti savo pačiam. Šiaip reiktų neapsiriboti pagal kiek arų turi, o iš tikrųjų reikia būtinai užsidėti rezervo, nes būna žmonių nusiskundimų, kai nusiperka tiesiog pagal tobulą arų skaičių, jeigu yra 6 arų robotą ir paskui turi nusiskundimų, kad robotas nesusidoroja su užduotim. Todėl yra rekomenduotina visą laiką užsidėti šiek tiek daugiau, kaip pavyzdys 10-20%, kad būtų daugiau arų robotas skirtas, negu jis realiai įveikinėtų. Tokiu atveju neperkrautų prietaiso ir plus jisai sugebėtų susidoroti su užduota užduotim. Rezervą reikia užsidėti būtinai tam, kad robotas pagamintas ir laboratoriniam sąlygom, kai pjauna, jisai pjauna tiesiog tobulą lygią pievelę. Ir jis paskaičiuotas, kada nėra jokių kliučių, kai žolė visą laiką auga vienodai ir visi kiemai idealiai vienodi. Bet jeigu pas jūs kieme yra daugiau kliučių, reiškia, jis daugiau sukinėjasi, daugiau laiko užgaišta. Jeigu oro sąlygos netinkamas, galų galia tas pats lietus lyja, robotas nevažiuos pjauti, jis lauks, kol lietus pasibaigs, pasibaigs lietus, galbūt tą dieną visą dieną pralis, jis iš vis neišeis pjauti. Už kelių dienų jūs turėsite tokią žolę, kad jūs turėsit prieš tai nupjauti su benzininė žoliapjove, tam, kad galėtumėt vėl paleisti robotą. Tam reikalingas yra rezervas, kad robotas susitvarkytų su jam užduotu užduotim. NRTK robotai iš esmės veikia būtinas jiem interneto ryšys, bet kadangi jie turi dabar integruotą SIM kortelę, tai tos problemos kaip ir nėra. Skirtingi gamintojai siūlo skirtingų laikotarpių nemokamą tą funkciją. Segvėjus būtent NRTK siūlo nemokamai visam gyvenimui, tol kol robotas veiks. Likusi interneto dalis reikalinga, tai yra atnaujinti programinę įrangą ir iš esmės, kad žmogus galėtų valdyti, kontroliuoti, matyti, ką tuo momentu robotas veikia, kiek jis jau nupjovė, kuris tuo momentu randasi. Tiesiog palengvina pačią roboto valdymą. Jūs, tarkim, esate išvykęs kažkur atostogų, įsitraukėt mobilų telefoną, jūs matote, kur jūsų robotas, ką jis veikia, ką jis daro. O gal jūs išvykęs tuo metu kažkur į svečius ir žinot, kad kažkas atvažiuos pas jūs norit skubiai nusipjauti, jūs tiesiog per mobilų telefoną duodat komandą, jeigu jis turi interneto ryšį, jis tiesiog nupjaus, iki kol jūs grįšit namo, jūsų pjovutė bus sutvarkyta. Labai priklauso roboto parinkimas nuo kiek kliučių jūs turite savo kieme, augalų, ar tai maži augalai, kaip pavyzdys ten gėlynai, ar tai yra aukšti augalai, medžiai, ypatingai kokios senos vyšnės, trešnės su tankia lapija, kurie gali blokuoti, sakykime, palydovo signalą. Į visus tos niuansus reikia atsižvelgti. Jeigu jūs turit per daug lapų, tada aišku būtų didesnis pasirinkimas, geresnis lidaras, bet lidarui labai svarbu yra atskaitos taškai. Tai būtinai turi būti mažiausiai 2 tvoros, normalios tvoros, be netinklinės, pro kurią lazeris tiesiog praeitų kiaurai ir jis nesuprastų, kur jis randasi. Jeigu jūsų sklypas kalnuotas, būtinai reikia rinktis tada visais varomais ratais robotą. Tai čia didelio taisyklingo atsakymo kaip ir nėra. Čia reiktų juos nugrebliuoti, surinkti kažką, nes konkorėžiai, oboliai, šaknis išlindusias, visą tai gadins peiliukus, gadins ypatingai, jeigu žmogus nusižemina pjovimo aukštį, tai tiesiog gadina patį prietaisą. Čia kitos išeities nėra. Viskas priklauso nuo kiekvieno sklypo. Jeigu ribos padarytos, tarkim, trinkelės, žolynas, robotas gali užlipti, pjauti iki pat krašto. Arčiau medžių jis vis tiek kažkiek neprivažiuos, jis net jeigu ir visai prie pat privažiuos, kadangi dėl jo konstrukcijos peilis yra šiek tiek toliau nuo krašto, patvariuosi ypatingai, jis visą laiką palikinės tam tikrą ruožą, kurį reikės trimeriuoti.
Todėl, jeigu jūs norite, kad ir robotas kuo daugiau darbo atliktų, tokiu atveju rekomenduočiau rinktis robotą su turinčiu šoninį arba trimerį, arba atskirą papildomą peiliukų prietaisą, kuris tiesiog bus skirtas būtent kraštų pjovimui. Tai kaip šiuo atveju šitas modelis turi būtent prikabintą trimerį. Neturėtų jis pažeisti, nes kadangi robotas turi kameras, jis mato, kur važiuoja ir nepriklauso nuo to, kaip sudarytas žemėlapis, jis vis tiek interpretuoja tai, ką jis mato pats ir jis tiesiog atsitrauks pakankamai saugiai, taip kaip yra gamintojo užprogramuota, tam, kad jis nežalotų aplink esančių daiktų. Norint, kad robotas kuo arčiau pjautų pakraščių ir kuo mažiau liktų jums patiems kažko daryti, tai ypatingai jeigu jūs renginėjat naują sklypą, sakykime, tai geriausiai žolyno pakraščius padaryti trinkelėmis iškloti ir trinkelio aukštis nuo žolyno neturėtų skirtis daugiau nei 3 cm, tada robotas tiesiog gali užlipti ant pačio pakraščio ir jums nupjaus iki pat trinkelių. Nes beveik visi robotai nemėgsta birių paviršių. Yra pas daugelį žmonių kiemuose padaryta patvoriuose pasidaro, sakykime, mulčių arba iš skaldos ar smėlio ar kažko. Tai biriuose paviršiuose pirmas dalykas tai robotas šlubuoja, nes ratas prasisuka per lengvai. Kitas dalykas būna tiesiog iškapsto. Jeigu užklimpo kažkuris ratukas, jis tiesiog iškapsto, įsikasa, kol galiausiai nusėda ir jūs tiesiog rasite jį išsikrovusi toj vietoj, nes jis nebesugebės grįžti. Ir norint šitą problemą eliminuoti, geriausiai būtų tiesiog per trinkelį iškloti visą pakraštį, kaip sakant, tada robotas prieis prie pat, kuo daugiau jis nukirps, tuo mažiau jums darbo liks. Bent jau kartą į savaitę robotą reiktų pasikelti, tiesiog bet kurį robotą, sakykime, paimat, pasikeliat iš priekio, valot, rekomenduočiau su sausu šepečiu, jokio vandens nenaudoti, nes kaip bebūtų, jisai yra šauniai apsaugotas iš viršaus, nuo lietaus vandens, nuo kažko, bet jis nėra puikiai apsaugotas iš apačios. Ir kartais žmonės daro klaidą, bandydami išplauti, užtrumpina, tada daug bėdų prasideda. Todėl tiesiog sausų šepečių išvalot ir paliekat, kaip sakant, robotą ramybėj. Kitas dalykas, būtinai atkreipti, jeigu robotas turi kameras, būtinai nuvalyti kameras ir kur yra pakrovimo lizdas, biškį pakėliau, gardeną. Ir kur pakrovimo lizdas, būtinai atkreipti dėmesį, ar ten nėra žolės. Nes dažnai susidurėm su situacija, kad atvažiuoja, žmogus skundžiasi, robotas nesikrauna, pasižiūri ten prilindę žolės, tiesiog kontaktai negali susijungti, robotas nefunkcionuoja. Tiesiog kartą savaitę. Kartą į 4 savaitės čia visiems robotam be išimties rekomenduojama keisti peiliukus. NRTK robotas praktiškai tinka važiuoti bet kur yra stiprus 4G arba, kitaip tariant, LTE mobilaus ryšio signalas. Jisai gaus puikų signalą, jisai puikiai orientuosis, jokių problemų. Jeigu yra vietovė, kur yra silpnas signalas, kaip pavyzdys pasienio zonose kažkur, tai šiaip yra Lietuvoje dar tikrai zonų, kur yra prastas tas mobilaus ryšio signalas, ten būtų labiau rekomenduotina statyti RTK, tai yra, kuris veikia labiau nuo palydovų. O situacijose, kur ir prastas mobilus ryšys, ir apsunkintas dangaus skliaustas arba aukšti pastatai, aukšti tankus medžiai, tokiais atvejais labiau rekomenduotina būtų lidaras. Bet lidaras turi vieną reikalavimą, kad būtinai turi būti tvoros, kurios veiktų kaip atskaitos taškai, kad robotas žinotų, kur jis randasi. Jei plikam lauke, lidaras tikrai nevažiuos, jeigu neturit normalių tvorų rimtų, jis tiesiog nesupras, kur jis randasi, pasiklys, išvažiuos, paskui eisit ieškoti pas kaimyną, kur jūsų robotas važinėjęs. Su siaurais pravažiavimais tai yra iš tikrųjų labai tokios, sakykime, unikalios situacijos, nes kiekvienas robotas turi tam tikrą apribojimą, kokio siaurumo pravažiavimais gali pervažiuoti į kažkur į kitą vietą ar į kitą zoną. Todėl sudėtinga pasakyti, nes kiekvienas modelis turi skirtingą tą plotį, kuris gali. Bet ir vėl, jeigu jūsų plotas yra labai didelis ir tai bus didelis robotas, tai jo tas siauras pravažiavimas bus irgi atitinkamai didelis. Nes jis tiesiog, jeigu bus per siaurą, jo dirbtinis intelektas matys, jis tiesiog nevažiuos. Kad ir kaip ką jūs bedarysit, jis ten nevažiuos ir neatliks savo darbo, galiausiai jūs liksit nusivylęs.
Jeigu yra sklypas nelygus, kurmiarausiai tai bet kuriuo atveju jas reiks lyginti. Čia geriau nebus, nes kitu atveju jis tiesiog vėl eis ir pjaustos kurmiarausius, gadins peilius, gadins diską, variklis gaus apkrovą, visą kitą, tiesiog žalosis prietaisas, kaip sakant. Jeigu jūs turit kažkur tai statot, kur yra sena, sustagarėjusi žolė, todėl rekomenduotina prieš paleidžiant robotą nupjauti su benzininė žoliapjove arba trimeriu, bet kuom. Prieš paleidžiant robotą, kada robotas pradės pjauti reguliariai, ta žolė tiesiog neturės laiko išvešėti, sustagarėti, tiesiog tada bus tobula pievutė, kaip sakant. Labai priklauso nuo sklypo dydžio, nuo kliūčių sudėtingumo ir aišku nuo pačio žmogaus, nes ne kiekvienas žmogus yra imlus technologijom, ne kiekvienas žmogus skaito instrukcijas, kaip taisyklingai tą atlikti, kokie pribojimai, stotelės įrengimo vietai, pačio roboto tie patys siauris pravažiavimai, yra daugybė niuansų, bet taip, ar žmogus gali padaryti, taip jis gali padaryti, bet tai nėra kiekvienam. Tai nėra būtina, visi robotai be išimties, kadangi jie pritaikyti dirbti lauko sąlygomis, nuo lietaus yra puikiai apsaugoti, čia visi be išimties. Labiau rekomenduočiau robotą, ypatingai jeigu roboto stotelė yra pietiniai pusėje, kur kaitina saulė, nuo roboto perkaitinimo. Tik iš šitos pusės, jeigu norit, jūs galite statyti, kad apsaugoti prietaisą, kad jis ilgiau tarnautų, ypatingai jeigu turit lidarinį robotą, rekomenduočiau, kad jis stovėtų uždengtas, kad nešviestų būtent į tą lidarą patį. Taip, tik nuo perkaitimo, nuo lietaus saugoti jo nebūtina. Šiaip, jeigu turite klausimų, visada galite kreiptis, maloniai jos atsakysim. Tačiau norėčiau paminėti, kad kiekvienas sklypas yra individualus ir unikalus, todėl geriausias įvertinimas yra, kai meistras atvyksta ir gyvai pamato jūsų sklypą, todėl gali duoti jums geriausiai tinkantį patarimą būtent pagal jūsų sklypą.